Labadiena, tai kaip greičio ruožas? Liuks greičio ruožas ir greitų vietų yra tikrai. Tik va, turim kažkaip labai daug dūmų po šitą greičio ruožą. Tai. Aha, kažkas rūksta. Nereikia čia pačekinti kažko. Tai jau jisai rūksta, nežinau, antras varžybas, tai... Gal lieka bais? Gal. Gerą gazą jau. Nu, svarbu atlaikyti iki finišo. Taip, abejoju kažkaip jau. Supratau. Nu gerai, gerą gazą. Iki. So, how was the stage? The configuration was nice, but the middle I lost co-driver, and then the finish part was also then back good. Okay, good luck next stages. Thank you. Labadiena, na tai kaip jums sekasi šiandien? Puikiai, nuo ryto visai neblogai sekasi. Šiek tiek atsargiai, bet tempą palaikom. Kaip šitas ruožas? Labai fainas. Labai. Čia pastojate tiesiog tokia pogreitė? Nu jo, tai yra per vidurį trasos dar ilgesnė. Tai kiek buvo atsukę? Žinok, nežiūrėjau, pas mane ten apačioj rodo, tai nemačiau. Nėra kada žiūrėti. Nėra kada žiūrėti. Supratau. Šiaip nuotaikas geras, viskas gerai. Jo, viskas puikiai. Danga nešlapė, Nu, šiek tiek minkšta, bet nėra balų. A, supratau. Jo. Normaliai. Jo, minkšta šiek tiek. Gerą gazą toliau. Gerai, ačiū. Iki. Labadiena, tai kaip jums šiandien sekasi? Nu, įspūdžiai nerealūs. Pastatėm mašiną ant 2 ratų. Opa. Tai įspūdžiai net neturiu žodžių. Kas ten per situacija buvo? Žodžiu, paslydom ten, žodžiu, pakilom, nežinau. Čia nekalbink mūsų, nėra laiko. Gerai, varykit toliau. Ačiū. Nu, tai kaip, Gediminai, reikaliukai. Gerai, buvo sunkus dopas, bet geras dopas. Jeigu paklaustum iš smagumo, vienas iš tokių geresnių, kur ir padirbi, ir pasismagini, pavažiuoji. Kiek buvo atsukę? Nežinau, bet manau, kokį 160 plus tikrai bus. Ten, kur ta tiesioji, tai ten daugiau minė, bet aš geriau pamažinsiu, kad nebūčiau triocho. Supratau, nes notkus, kai atėjo čia vos spėjo sustoti. Nespėja. Vos suspėjo čia sustoti. Na tai va, tai žodžiu, mes irgi matėjai, atskambinam kiek ėjo mūsų šitą kutę. Supratau, kaip nuotikių šiaip jokių neprisidarė didelių vakar. Prieš tai dopi buvom labai tokių nervingai. Pradėjau šindį rytus tokių, žinai, chaosiukų, žinai, tai nežinau, dabar taip žinai, visko būtų. Žinau, bet senių, patys geresnių laikų. Gerai, gerą gazą toliau. Labadiena. Labadiena. Na, tai kaip nuotaikėlės, kaip reikalai? Padusęs da. O stabdžiai kvepia? Ką? Stabdžiai čia taip kvepia? Stabdžiai, nu čia reikėjo sustoti, nes... Buvo didelių greičių, ne? Greitai finišavom. Supratau, kaip šiaip bendrai šiandien diena, kai pradėjot? Pradėjom visai neblogai. Tai atsibudimai buvo toks smagus dopas. Trumpas, geras, prabudom. Dabar biškį rimčiau. Nu ką, lėkit toliau. Nu, Iki. ačiū. Labadiena. Labadiena. Kaip jums sekasi, kaip įspūdžiai šiandien ryto? Nelabai girdžiu, bet galiu pasakyti, 168 maksimum įspaudėm va dabar šitam dope. Supratau. Nu gerai, šaunuolis, smagu. Nu tai kokius skaičius ant spidometrą matėt? Šturmanas sakė, pažiūrėsim GPS-ą, bet kažkas ten 188 gal kokie. Tai kaip rytiniams dopams tai pakankamai tokių stiprių atsibudimų į ruožą, ne? Pirma pusė iki asfalto buvo prabudimas, o antra pusė po asfalto jau gerai. Kažkaip, nu, va taip, žinai, labas rytas, kaip sakant. Supratau, nu ką, pasilinksminkit toliau. Ačiū. Labadiena. Labą. Na, tai kaip nuotaikos, kaip šitas ruožas? Smagus labai ruožas, gera nuotaika. Nuotikių kokių turėt, kad jūs išėpė grįžtant? Sklandžiai. Sklandžiai. Konservatyviai. Vakar kokie reikalai buvo? Jokių. O kas buferio gabalą pardėšė? Oi, tai čia nereikalai. Ačiū už buferio gabalą. Nėra už ką. Tai paskui turėsiu pasakyti, iš kur parnešiai. Papasakosiu. Arba video pamatysit. Super, ačiū labai. Gerą gazą toliau. Dėkui. Iki. Labadiena. Sveiki.
Sveiki, gyvi. Kažkur buvot, matau, šalia kelio turbūt. Ai, pasižiūrėjom, apylinkės, grožėjomės vaizdais. Supratau, kas per staciją, kad čia tos juostos velkasi? Ten, kur asfaltinė zona ir tada į dešinę posūkis, tai ten tiesiai. Teko apsisukti ir grįžti, ne? Jo, labai pervertinau, kiek slidu ant asfalto ir gavos, kad nučiūžėm tiesiog tiesiai. Kaip šiaip bendrai daugiau, viskas tvarkoj? Jo, labai smagus greičio ruožas. Gerą gazą, kiek? Ačiū. Kaip jau sekasi, kaip greičio ruožas? Karšta po šito. Truputį kliudėm krūmus. Mano šturmanas gal per vėlai šiek tiek pasakė, bet viskas gerai. Šiaip visai normaliai. Tempas toks yra. Reiks spaust. Supratau, kad čia numeris nukrito. Turim. Sugeda numeris, ne? Gerai, ką, tai gero gazo toliau pasilinksminkit. Ačiū. Iki. Labadiena. Kaip sekasi, kaip greičio ruožas? Kažkas mašinai prieš kilometrą, nežinau, arba definityvas, arba gal kardanas, kvapą jauti. Aha. O, kažkas yra. Supratau. Nu gerai, bandykit žiūrėti, kaip toliau gausis. Tai beveik privijote varžovus? Beveik. Biškį pastatė į galą. Antram dopė, kai padarėm vakar klaidą, tai dabar iš galo pabiškį kopsim į priekį tikriausiai. Tai smaginamės, rezultato nebus gero, bet taškus renkam, važiuojam, treniruojamės, tai puiku viskas. Kaip šitas ruožas? Gerai, šiaip viskas tvarkoj, man viskas lipo. Labai greitas iš tikrųjų, labai siaurų greitų vietų, kur reikėjo jau įsitempus varyti, tai smagu. Tokie greičio ruožai smagus. Tai galėtų truputį netoks dovynas būti ir viskas būtų dar geriau. Ok, ačiū. Labadiena, tai rytas prasidėjo nuo reikalų kažkokių, ar ne? Tai ten praslydau sankryžą, čia praslydau. Kas negerai, kas vyksta? Nežinau. Durno galvo. Tai dabar neturiu ką pasakyti. Susikaupimo kažkokio atrasti? Nu kažką reikia galvot, nes čia nesąmonė. Ok. Čia automobilio priekis atraitytas nuo vakar? Nuo vakar. Supratau, tai ne šiandien? Ne šiandien. Kaip šiandien? Medžiai lakti, šiandien drausmingi medžiai stovi, bent jau. Kaip čia greičio ruožas šitas? Viskas gerai. Vakar subirėjo reduktorius, tai turim tokių problemų su perdavimais, reikia pasigauti. Supratau. Nu ką, tvarkoj, lėkit toliau. Ačiū. Ačiū. Na tai Simonai, kaip reikalai šiandien? Kol kas normaliai, tik didelės provėžos, tik pagal Rally 2 taisyklę atsargiau važiuojam. Nu kaip šitas ruožas? Šitą žinokit normaliai, tas praeitas tai... Nepatiko? Ne. Ar nesigavo? Ne, nepatiko, iš vis augau mašiną, ta prasme, lipiau ant provėžų, stabdžiaus, nu... Tiesiog. Labiau mašinas saugomas negu lenktynės, ne? Nu jo, nes kadangi priekių varomų blokiruoti, jinai tiesiog per tuos bėgius nušokinė ir nesibėgėja. Kam daužyt? Gerai, ačiū labai. Ačiū. Labadiena. Na kaip, su nuotaikom, be nuotaikų? Dabar jau su nuotaikom, kai ralio svečiai tapom. Supratau, tai ką prisidarėt? Vakar šakę sulaužėm, tuo pačiu amortizatorius linko. Tai va, kaip ir galvojom nebevažiuoti, bet pasisekė gauti amortizatorių ir dabar linksminamės. Verta buvo tvarkytis, įdomu, geri ruožai nuo ryto. Gerai, šiandien tai šis, manau, kad geriau. Supratau. Vakar tik vieną pravažiavam, vidury pirmą lūžą. Tai bent jau šiandien 2 kilometrų pasirinkti. Nu, tai, tu. Ok, iki. Kiek liko mums čia tų mašinų sulaukti? Vieną. Labai greit lekia link mūsų? 80 km per valandą greičiu. Tai nebaisiai greit? Ne, mūsų kažkas atsitiko. Nu tai kai historikas važiuoja pačiam paskutiniam provežiam, tai... Ne kažką. Ne kažką. Nu gerai, laukiam žiūko, vis tiek reikia sulaukti. Visgi pavyko pasiekti greičio ruožo finišą, kas buvo? Šiaip ne taip. Nušoko jeigu perrengimo svirtelį, tuoj dabar varžtas vėl ant klijų ir vis tiek nelaikau. Nežinau, kas čia daug cirkai. Aš tai sakiau, teiksiu pasiūlymą ralio komitetui, kad po nulinio ekipažų leistų pirmą historikus ir tik tada visus Aš tą 10 metų pasiūlymuose siūlau. Ir 4 mašinos greičių ruožų nesugadins. Ir kelią atvalytumėt šiek tiek ir jūsų mašinos laikytų tada. Nes kai aš vakar miške pamačiau, kaip jūs tą kairį posūkį veikinėjat, tai galvojau autokrosas čia. Tai kairys tai nieko. Gerai, važiuojam. Po to pašnekėsim. Pašnekėsim servise. Arba vakarė. Gerai. Iki. Gerai, iki.
Čia yra šluota su žaliu švitrėliu ir tik po šitą automobilio trasoje leidžiamas eismas.